Šokas ir šiurpas. Tada baisiausias pranašas Elijas įsako dangui atsiverti virš Suvos, Fidžyje. Ir dangus atsiveria. Paleisdamas staigų lietų virš Fidžio tautos. The Lord Almighty Viešpats has visagalis spoken with me today. prakalbo Now, su the Lord manim has shown me the šiandien. Viešpats visitation parodė man of the rain. aplankymą, He showed me lietaus that aplankymą. visitation has Jis parodė come. tą aplankymą, kai I jis went to atėjo, a place. He aš nuvykau confirmed it vietą, to me in jis the dream. patvirtino man And then I sapne. went to a place, Tuomet and then the nuvykau visitation vietą came in the ir field tuomet of the atėjo meeting aplankymas where that visitation takes place. susitikimo So the lauke, Lord has kur ta shown me that vizitacija there is going to įvyko. be a Viešpats visitation of parodė open man, heaven. The Lord has kad shown bus me the atviro visitation dangaus of the rain that He vizitacija, spoke kad about. bus He has repeated it lietaus this afternoon. The vizitacija, ir jis visitation has come. I pakartojo kept šią walking popietę. and the heaven opened like this. Jis sako, It's aš a very įžengiau ir serious lietus visitation the atėjo. Lord has Tai shown yra me rimta this vizitacija, afternoon. kurią viešpats I can parodė see the man šią complexion of the popietę. people, but I spoke that Sako, visitation, and aš when I walked out, heaven prakalbėjau opened, apie rain tą fell, vizitaciją ir big kai atėjau, revival. So this is lietus what the Lord has iškrito. spoken. Didelis prabudimas, štai ką Today, viešpats prakalbo. the Messiah is coming. Thank you. Kristus ateina. Tuomet, birželio 7 dieną 2025 metų, Well, blessed people, Palaiminti today is žmonės. Saturday, June 7th, the year Šiandien yra 2025. Now šeštadienis, today, this afternoon, taigi the šiandien Lord Almighty, He viešpats began to visagalis, speak with me about jis the pradėjo mission kalbėti coming su up manim in Fiji. apie misiją, In kuri this ateina į meeting coming Fidžį. up in Fiji, the Lord has shown me that there will be the visitation Viešpats of the parodė man, Lord. kad šitame The Lord will susitikime come out einančiame į again Fidžį to bus identify viešpaties His servants aplankymas. Viešpats because ateina, kad I see identifikuotų savo rain. I tarnus, see now nes heaven aš also matau open. This afternoon, the lietų. Lord already made Dangus us live. We lived that day. atsivėrė. I already Viešpats lived privertė that mus day. išgyventi tą And dieną. I Aš jau saw, I have regėjau tą seen dieną. this Aš išvydau visitation that's going to take šitą place in aplankymą, Fiji is kuris going to be įvyks unique. Fidžyje. So there's Bus going to be a unikalus big aplankymas. visitation in Bus Fiji. The didelis Messiah aplankymas is Fidžyje. coming. Thank you. Kristus ateina. Ačiū. Dar kartą birželio 18 dieną 2020. Blessed people, the Lord Palaiminti Almighty žmonės. has spoken. Viešpats The visagalis conversation prakalbo. the Lord has spoken is regarding the Pokalbis, visitation that is coming apie to kurį this viešpats land, prakalbo, the tai land kas liečia of aplankymą, kuris Fiji. ateina į And in šitą the conversation Fidžio this past šalį. night, the Lord showed me Šią open praėjusią heaven and naktį rain was falling. viešpats parodė And that rain is atvirą going to dangų fall right at the ir moment I lietų I'm iškris. entering the Ir tas field of the lietus meeting iškris here. tiksliai tą momentą, He kai showed me the žengsiu dream, į open heaven susitikimo over this land. vietą. The Messiah is coming. Thank Parodė you. man sapne lietų iškrentant šitoje šalyje. Atsiveriant dangų. Ir matome 20 birželio dieną. Taip, tą istorinį viešpaties Dievo aplankymą Fidžyje, Suvos mieste Fidžyje. Ir aš pasakiau, kad tą momentą, kai žengsiu čia, But let me tell you something matome interesting. Fidži TV Before the pranešėją. men of God, Prieš Dievo vyro ateinant, prophet David pranašui Owo, David before he Owar, came, he said that prieš the jam moment he's ateinant going jis to take the pasakė, kad tą stage, momentą, kai there's jis going to be rain that paims, will kai announce jis his žengs arrival į and the power of God that is going to sceną, be felt in Dievo this jėga bus place. And that's juntama ir exactly what lietus happened. iškris. Before he Tai came, tiksliai they tai, moved kas įvyko. everyone into the Prieš jam grandstand ateinant, or on top of the grandstand so that they can sit there before the rain visi comes. buvo, And indeed, visiems buvo as he pasakyta, said kad it, nueitų the moment he took atsisėsti to the stage, į tą the rain vietą, started kur coming. matėme ekrane, po I stogu. announced it on radio globally. Paskelbiau per radiją globaliai. Yesterday I said that Vakar aš pasakiau, kad kai žengsiu, Hallelujah! staigiai pradės lyti. Hallelujah! Hallelujah! Revival in Fiji. Aleliuja, prabudimas Fidži. Jesus loves you. Jėzus myli jūs. Hallelujah! Hallelujah! It's raining. I announced it on radio globally. Aš paskelbiau per radiją When I globaliai. get here, heaven must open. Bet kai ateisiu čia, Hallelujah! dangus privalo It atsiverti. is raining. Hallelujah!
pranašo žodžių. Matome šitą pakelį Prophet David Owo, before he came, he said that the moment he's going to take prieš the jam stage, ateinant jis pasakė, there's going to be momentą, rain kai that will jisai announce his užlips ant arrival and scenos, the power of bus God that is going lietus. to be felt Ir kad Dievo in this jėga bus place. And that's juntama exactly šitoje what vietoje. happened. Before he Tai came, tiksliai they tai, kas moved įvyko. everyone into Prieš the jam ateinant, grandstand, or jisai on top of the pasakė, kad grandstand, so jisai that they nueitų can sit there į viršų before the ten, rain comes. sėstų po And stogu prieš indeed, lietų. as he said it, the Ir moment taip he kaip took jis to the pasakė, stage, the rain jis started. paėmė, kai jis užlipo ant scenos, sako, GTV pranašėjas, GTV, kuris gelbė